tikriausiai pristatyti šitą parodą galėčiau pasakydama, kad taip kaip jūs matote šią parodą dokumentuojama čia, ji per visą savo veikimą neatrodys taip pat. Tai reiškia, kad visa jos aplinka, nuo sienų iki kvapų atmosferos, iki darbų parodoje visą laiką kis, augs ir galiausiai tikriausiai mirs. Dažniausiai mes esame fotografiją įpratę matyti kaip fiksuotą, amžiną mediją, tačiau šioje parodoje ji yra besitransformuojanti, laikina, tokia pat kaip ir mūsų nenuspėjama kasdienybė. Dauguma parodos kūrinių tai cianotipijos atspaudai ant tekstilės, kurie yra apgyvendinti grybienos. Cianotipija tai alternatyvus fotografijos procesas ir spausdinimo metodas, kuris yra pagrįstas geležies oksidacija. Ir šis procesas yra sąlyginis. Norint, kad vaizdai išryškėtų ir išliktų nepakitę, jiems reikia saulės šviesos ir sausumos. Tuo tarpu grybienai klestėti būtinos visiškai priešingos sąlygos – drėgna ir tamsi aplinka. Plečiantis grybienos tinklams atvaizdas nyksta ir transformuojasi į naują. Dėl grybienos augimo ir plitimo vaizdai niekada nelieka tokie patys. Jie matomi tik tam tikrais jų transformacijos momentais. Šie pokyčiai nėra nuodugniai dokumentuojami parodoje. Ši transformacija išlieka labiau intimi tarp kūrinio ir žiūrovo, tad kiekvienas parodos lankytojas tam tikrais aspektais paveikia šią parodą ir kiekvienas žiūrintis ją pamato kitaip priklausant nuo kada ją aplanko. Ir priklausomai nuo kuriuo metu lankoma paroda, vis dar gali išmėstelėti pradinių atvaizdų fragmentų. Šie paprasti telefonu fiksuoti atvaizdai atspindi kūnų pralaidumą, jie yra kasdienio trapumo ir poveikio priminimai. Pavyzdžiui, trūkęs kiaušinio lukštas, lietus sugriautame name, išsiliejimai ant šaligatvio, kaulus glostančios rankos. Kai pradiniai vaizdai tampa nebematomi, jų pavadinimai nurodo, kaip jie galėjo atrodyti prieš būdami įgyvendinami grybienus. Kol parodoje esantys vaizdai transformuojasi ir keičia savo pavidalą, pati parodos erdvė taip pat tampa atvaizdu. Šviesai jautria emulsija dengtos parodos sienos laikui bėgant ir veikiamos natūralios šviesos įgauna vis kitą atspalvį, o kvapų menininkės, parfumerės Laimės Kiškūnės kvapai prisideda prie nuolat besiformuojančios aplinkos ir laikinai, stipriau nei kiti pojūčiai susieja su atminimais. Vis tiek aš manau, kad svarbiausia meno funkcija tai yra, kad jis leidžia pamatyti ar patirti dalykus kitaip, nei esame įpratę iš kitos perspektyvos. Tai kviesdama apsilankyti šioje parodoje taip pat linkiu, kad jums pavyks patirti ar pamatyti fotografiją kitaip.